Labas rytas, brangi bažnyčia ir svečiai. Tikrai brangus esat visi, nes šiaip labai gera būti, švęsti, ypač kai yra proga, tokia proga. Visas pasaulis švenčia Kalėdas, žinom, visi žino ir švenčia. Ir labai dažnai būna taip, kad vakar mano gimtadienis taip atsitiko. Tai bet, ačiū. Bet įsivaizduokit, kad jūsų gimtadienis sukviečiat brangius svečius. Pasiruošėt, laukiat. Skambutis, atidaro duris, visi suguža į vidų ir pradeda sveikinti vieni kitus, dalintis vieni su kitais dovanėlėmis. Paglutė. Tai kaip jaučiatės? Man buvo kitaip. Gavau tiek visko. Tai supratau, kad kokia tai ypatinga bent jau viena diena gyvenime, kai tavo užpila už visus metus. Tai šiandien turim paskutinį ciklą, šventos akimirkos, tokį susitikimą, dalį paskutinę, pažado gale. Ir šiandien mes švenčiam Viešpaties Jėzaus Kristaus gimtadienį. Mergaitė skaitė, skaitė iš Luko 2 skyriaus ir 11 eilutė ir parašyta: šiandien jums gimė gelbėtojas. Jis yra Viešpats Kristus. Matom eilutę? Pamatysim. Juodu ant balto. Įvardinta, kad buvo diena, kai Viešpats Jėzus Kristus gimė žemę. Kuri konkreti diena, čia gal netaip svarbu, bet toks faktas yra. Ir paskelbė angelai piemenims. Atrodytų, kad praeitą savaitę, praeitą sekmadienį girdėjom, kad labai paprastiems žmonėms, kurie to metų visuomenė, netgi jų liudijimas nebūdavo priimamas. Negali sakyti, kad už visuomenės pakraščių visiškai, bet pats Dievas ir jo planas per paprastus žmonės, kažkokiam tvartelį, ėdžiuose, Viešpats, karalius gimsta, ar ne, atrodytų nesusiveda. Bet angelai išgyvenę tą, nes Izraelis tuo metu laukia, jau laukia ilgai pažadų išsipildymo, kada Viešpats apsireiš, kada tas Dovydo sūnus ateis, kuris čia mus išgelbės, ir tai jie gauna tokią žinią. Tai jie eina ten ir visiems skelbia. O žiūrėkit, Luko tam pačiam skyriui, ką mergaitė skaitė, 2 skyrius 19 eilutė. Marija įsiminė visus šios žodžius, dėdamasi juos širdin. Kitas vertimas sako, Marija dėmėjosi visus šios dalykus ir svarstė jos savo širdyje. Jinai, čia nebuvo taip tiesiog, toks įvykis. Jinai tikrai nepamiršo. Va dar Luko 1 skyriui, jeigu pažiūrėtume, 28 eilutę. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi, palaiminta tu tarp moterų. Jį pamačiusi, jis sumišo nuo jo žodžių ir galvoja, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas įtarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystei nebus galo. Ir įsivaizduokit, mergaitės, moteris, sutinkat angelą ir jums pasako tokius žodžius. Kaip reaguotumėt? Zacharijas sakė, nesąmonė, nes prieš 6 mėnesius Zacharijas gavo panašią žinutę. Sako, eik tik, mes jau čia seni, ką čia aiškini? Jau mes seniai pensijų, jau pamiršom, mums jau ir išmokas turbūt nutrūko. Tai mes jau seniai nebevaisingi, aš jau net pamiršau, ką tai reiškia. Sako, užsičiaupk ir kai gims vėl prakalbėsi. Taip ir įvyko. O Marija sako, kaip jauna, paauglė, sako, kaip tai įvyks? Sako, šventoji dvasia nužengs ant tavęs, uždengs šešėliu.
Ir va tai, kas gims iš tavęs, bus šventas, vadinsis Dievo sūnus. Bet va įdomiausia, kad tokio paaiškinimo jai užteko. Nors to meto visuomeniai, paaugliai, netekėjusiai dar, jin buvo susižadėję, tapt nėščia reiškia būti užmėtyti akmenim. O jin sako, štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Va štai aš, čia savo valios kaip paryškinau. Nes čia labai esminis dalykas. Štai aš, tebūnie man pagal tavo žodį. Nes jinai žinojo pažadus, kaip ir visas Izraelis. Va pradžios knygoje, žiūrėkit, kai tik įvyko tas nuopolis, viešpats pasakė gyvatei, sako, aš sukelsiu, 3 skyrius, 15 eilutė. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Ten originaliai yra vienaskaita, palikuonio. Ji ta sėkla arba jis, tas palikuonis, sutrins tau galvą, o tu tik įgelsi jam į kulnį. Tai čia pati pradžia. Iškart Dievas turėjo planą, kaip atstatyti. Mozė, jinai atsiminė, žinojo pažadus, nes visi kartu visą tautą laukia. Mozė gyveno maždaug 15-13 amžius prieš Kristų, 1500-1300 tame tarpe. Ir pakartotai Įstatymo 18 skyriui sako, viešpats tavo Dievas pakels pranašą iš tavo brolių kaip mane, jo klausykite. Arba Izaijas, čia jau yra 8-7 amžius prieš Kristų. Izaijas iš vis labai daug, labai konkrečių pranašysčių apie Kristaus ateimą. Jis sako, pats viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu, kas reiškia Dievas su mumis. Reiškia, buvo kontekstas, ne šiaip atėjo čia angelas, o kaip fainai, čia kaip filme kokiam. Marija buvo pasiruošus, jinai matė Dievo planą, jinai jį suprato. Ir jinai irgi laukia. Bet kai jau tai įvyko, atpažino ir priėmė asmeniškai. Nes tai yra Dievo žodis, kuris krenta jai į širdį. Ir tas jos štai aš padarė taip, kad jinai atsidūrė įvykių sūkury. Tiesiog visos žmonijos išgelbėjimo įvykių sūkury. Ir jinai tą patvirtina, kai jau su Elžbieta savo giminaitę susitiko. Ir jis sako, kas aš tokia, kad mano viešpaties motina ateina manęs pasveikinti. Ir Marija Luko 1:46 eilutė sako, mano siela šlovina viešpatį ir mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Ir tada nuo 54 jis padėjo savo tarnui Izraeliui prisimindamas gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikuonims per amžius. Taigi, kaip buvo žadėjęs. Dievas viską daro prieš tai įvardinęs, pasakęs, paskelbęs. Nieko nevyksta iš pasalų, slapta. Ir Dievo žmonių tarpe viskas vyksta tikėjimu. Mes priimam kaip tą sėklytę ir tada ir mumyse gimsta tikėjimas arba Kristus, taip čia gal net ir iš tikrųjų dvasinė prasme. Žiūrėkit, Dievo pažadai jie būna įvairūs. Jie ateina iš praeities. Jie gali būti ateičiai, jie yra dabarčiai. Pavyzdžiui, jeigu Izaijo 9 skyrių pasižiūrėtume, tas 8-7 amžius, tai jeigu šiandien žiūrėti Lietuvos istoriją, tai būtų maždaug, kuriantis Lietuvos valstybei. Ankstyvieji viduramžiai. Prieš 700, prieš 800 metų. Ir Izaijas rašo, žiūrėkit, kaip tiksliai, sako, tauta, gyvenusi tamsybėje, išvydo didelę šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte, nušvito šviesa. Ir 6 eilutė, kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir tai, kai nebus galo. Dovydo sostą ir jo karalystė sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kareivijų viešpaties uolumas tai padarys. Tai yra pats Dievas tai padarys atėjus metui. Ir galima galvoti čia kažkada, kažkam, čia gal Izraelio tautai.
Bet kai Kristus gimė ir patarnavo iki galo, žinom, jisai Velykos ir yra, kad jisai buvo paaukotas kaip tas Velykų avinėlis už mūsų nuodėmes. Prisikėlęs, jisai davė misiją apaštalams skelbti, nešti žinią, gerą naujieną išgelbimo, žinią laisvę nuo mirties, laisvę nuo amžinos pražūties, laisvę nuo nuodėmių. Ir apaštalai tai darė ir žinia pasiekė mus. Šiandien sėdim jų darbo, jų patarnavimo, kaip rezultatas, pasiekmė. Ir Paulius Filipiečiam laiške rašo 4 skyriui. Tai dabar bus žodis, kuris jau liečia ir mus asmeniškai. To meto krikščionims buvo parašyta, bet dabar žiūrėkit, žinia tau. Ir patikrinsim, ar tu pasiruošęs priimti tokią žinią. Nieko nesirūpinkite. Bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka. Jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Taip kažkaip skamba religiškai, ne? Man labai patinka studijuoti šventą raštą ir yra skirtingi vertimai su skirtingom tom prasmėm. Tai yra toks amplified, išplėstinis, kuris ne tiek žiūri kaip labai lakoniškai tą mintį perteikti, bet išgryninti esmę. Kas buvo pasakyta originalo kalboje, gal ten daugiau žodžių, bet stengiasi atskleisti tą pačią mintį, kuri buvo įdėta rašant tą žodį. Tai aš paskaitysiu dabar iš to išplėstinio vertimo. Nesirūpinkite ir dėl nieko nesijaudinkite. Tai reiškia, nepergyvenkite, nestresuokite, nebūkite įsitempę. Čia šiuolaikiniai žmonės labiau supranta tokius terminus. Nesiparinkite, žodžius, lietuviškai. Dėl nieko nesiparinkite. Bet visame kame, tai yra visose aplinkybėse ir situacijose. Malda ir prašymų su padėka. Malda ir prašymų su padėka. Nuolat atverkite, tai yra, išpažinkite, išsakykite, duokit, leiskit, kad jam būtų žinom, nors ir taip žino, bet svarbu ir išpažinti, kad ir tu žinotum, ką tu ten nori. Dievui savo konkrečius prašymus, troškimus. Ir Dievo ramybė, tai yra toji ramybė, kuri nuramina širdį. Ta ramybė, kuri pranoksta bet kokį supratimą. Ta ramybė, kuri sergsti jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Ir dabar originalo kalba yra esamas laikas, yra jūsų, neskamba lietuviškai, bet tai ir momentas, žinok, kai aš metu tas naštas, ką Jėzus sakė, ta ramybė, ir jin kyla ne iš aplinkybių, jin kyla ne iš to, kad aš čia labai kažką darau, pašokinėju ar ten pakvepuoju, aš atiduodu Viešpačiui ir žinau, kad jeigu aš žinau, kad jis išgirdo, žinau, kad esu gavęs, tai, ką jo prašau, raštas sako. Ir tai yra esamasis laikas. Ir tu pasilieki ramybėje. Iškia ramybė, džiaugsmas, viskas kyla iš jo, kai mes jam tai numetam tai, kas mus stresina. Tai Marija priėmė žymiai didesnę žinią. Tokia grėsmė, mirtina grėsmė buvo. Jau labai reikėjo didžiulio pasitikėjimą. Tai ar mes taip ramiai galim priimti šitą žinią? Nes labai daug streso ir įtampų dabar žmonių gyvenimuose, šiuolaikinių žmonių gyvenimuose. Bet žiūrėkit, žmogui šiaip neįmanoma pažinti Dievo. Ar žinot, kad žmogui pažinti Dievo neįmanoma? Kaip šuo negali suprasti Bethoveno 9 simfonijos, pavyzdžiui. Gali sakyti, gali, šuogi supranta, girdi, garsus girdi, gal uodegą pavizgina, gal kažkaip ištreniruotas dar ir sureaguotų, kaip nors neužgrojus tai muzikai, pakeltų, ką nors paimtų, nubėgtų, atsigultų. Bet tai yra kažkokie labai kažkas labai tolimo, labai tolimi tie atgarsiai nuo esmės. Kokia idėja, kokia estetika. Ta prasme, pačią tą mintį, tai labai panašiai. Šuo neturi tiesiog tokių organų. Tai ir mes kaip žmonės, mes esam tik Dievo atvaizdas molyje.
Mes neturim organų tiesiai suvokti dvasinės tikrovės, dvasinę realybę. Todėl Jėzus atėjęs, jis kalbėjo palyginimais. Jis kalbėjo tai, kas, istorijas pasako, realiai, anekdotus. Buvo tas, ten anas, va taip įvyko ir visi, tikrai, ir juokiasi. Arba liūdė ar susinervina. Bet istorijos yra atpažįstamos, nes tai buvo žmonių gyvenimo istorijos. Tai va, bet kaip įmanoma pažinti Dievą? Vat nebent jis pats sugalvotų save mums apreikšti. Vat kas ir vyko Kristuje. Kas ir vyko Kristuje, jisai įsikūnijo. Dvasia, esanti virš laiko, virš erdvės. Ta visa sako, visata telpa jos sprindyje. Čia nesuvokiami dydžiai. Pabandyk pažiūrėti kokį YouTube filmuką apie visatos dydį, pradedant nuo Žemės. Ten pradeda nebesuvokti skaičių. Jis tai sukūrė. Vat jis yra toks už mūsų suvokimo ribų. Bet Jonas rašo 3 skyriuje, sako, nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Tai jisai įsikūnijo, tapo žmogumi. Tikras Dievas ir tikras žmogus. Parodė meilę iki galo. Jis gyveno tobulai. Ir tai, kas mums buvo neįmanoma, jis padarė. Ir vat pradžiai buvo žodis, kuris buvo pas Dievą, ir jis buvo Dievas. Jo viskas sukurta ir palaikoma. Jonas va toliau, 1 skyriui 14 eilutė sako, tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Labai patiko Liuviso mintis. Sako, aš tikiu Kristų taip, kaip tikiu, kad saulė patekėjo. Ne todėl, kad ją matau, bet kad jos dėka galiu matyti visą kitą. Nes jo šviesoj, realiai regim šviesą, iš vis regim. Nes be jo esam tarsi akli, gyvenime klaidžiam ir daužomės į tos pačius dalykus, jo tarsi nėra sprendimo. Tik jame visi išminties ir pažinimo lobiai. Iš jo kyla va ten gamtinė ramybė ir džiaugsmas, ne iš aplinkybių, iš jo, iš pasitikėjimo juo ta nepajudinama uola. Pasilikęs, jame atrasi viltį. Vaikščiodamas su juo išgyvensi pilnatvę. Tai yra brangiausia, ką žmogus gali patirti savo gyvenime, tą Dievo artumą. Kaip psalmininkas sako, man geriau ten gulėti prie Dievo šventyklos durų, negu kažkur pasaulyje vaikščioti. Nes jis atėjo, kad tu turėtum gyvenimą. Įsiklausykim, jis gimė. Švenčiam gimimą, kaip fain. Bet realiai dėl ko jis čia į tą žemę atėjo? Kad tu turėtum gyvenimą. Pilnatvę, apstybę, ramybę su juo ir amžinybę. Jame. Bet ir Jono 10 skyriui rašo, aš atėjau, sako Jėzus, rašęs Jonas, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir čia atrodo, wow, nerealus pažadas. Nes kiekvienas nori gyventi. Kiek yra žmonių, kurie tam savo laikotarpį tarp gimimo ir išėjimo iš čia neturi gyvenimą. Tai va, Jėzuje yra galingas pažadas. Bet kaip man tai pasiekti, kaip aš galiu tą patirti? Ar įmanoma? Man, čia lietuviui, 2000 metų po Kristaus. Kaip? Ir yra raktas mums duotas. Sūnus mums duotas, bet ir raktas mums duotas, kaip įeiti tai, ką sūnus atnešė. Per atgailą. Tiesiog pripažįstant, kad viešpatie sutinku, kad tai, ko aš negalėjau, tu padarėjai. Ir aš priimu tą tavo dovaną.
Romiečiam 10 skyriui 9 eilutė, Paulius rašo. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas prikėlė jį iš numirusių, būsi išgelbėtas. Įsivaizduojat? Nereikia baigti teologijų. Kažkokių nereikia ten nueiti keliais ten aplink Vilnių 30 kartų. Nereikia nuvažiuoti į kalną ir pasėdėti ar užsikasti po žemę. Užtenka patikėti. Kristaus auka išpažintai. Kad Dievas jį prikėlė iš numirusių ir primta dovaną. Įsivaizduokit, patikė ir būni išgelbėtas. Ir, čia toks, man kažkada buvo iššūkis. Man bus taip, turėjau labai daug kažkaip iki to prigyventi, kol aš žengiau tą tikėjimo žingsnį. Man tai buvo tarsi žengti į vandenį. Bet kai aš žengiau jį, irgi, bet buvo palydėtojas, kuris sako, gerai, tai melskimės kartu. Supratau, kad iki to momento liktai viskas logiška, bet kad žengti tą žingsnį, tai reikėjo tokio tarsi, raginimo. Sakau, gerai. Ir ta malda pakeitė gyvenimą iš esmės. Kažkam tai vyksta ramiai palaipsniui, man tai buvo taip momentaliai ir iš karto visos tos nuodėmės taip nukrito ir aš ten pradėjau šokinėti ir, žodžiu, taip toks jausmas lyg per bedugnę mane perkelia. Visas tas sunkumas, nustojau keiktis iš karto. Ten kokią savaitę aš taip buvau truputį virš žemės skraidžiau. Prasidėjo tie pokyčiai, bet tas momentas išgyvenimo buvo labai stiprus. Ir mano patarimas jau, kuris jau turi čia 89 nemažai metų. Praėjo ir asmeninę patirtį, bet ir tokį šiokį tokį pažinimą, raštą. Elkis kaip Marija. Rink aukščiausiojo tau asmeniškai siunčiamą žinią. Sakyk, štai aš viešpatie. Žinau, kad tavo valia gera, kad tu man nori geriausio. Tu žinai, kam aš sukurtas, žinai, kokia mano vieta, kam tu mane pašaukiai, įvesk mane. Aš priimu tavo dovaną, amžino gyvenimo dovaną. Ir jeigu jūs esat tas, kuris sakot, štai aš, užsimerkim ir pasimelskim, aš palydėsiu šitoj maldoj. Taigi, brangus Dieve, žinau, kad mano nuodėmės atskyrė mane nuo tavęs. Viešpatie Jėzau, ačiū tau, kad mirei mano vietoje ir išgelbėjai mane nuo bausmės. Viešpatie, aš atiduodu tau savo gyvenimo valdymą. Prašau tavęs, atleisk man mano kaltes ir išgelbėk mano sielą nuo pražūties. Pripildyk mane savo šventąją dvasią ir padaryk mane tokį, kokį nori matyti. Tai vyksta man